Sveiki, vasario 1, su jumis Lina ir trumpai pasistengsiu kiek įmanoma rišliau aptarsim, ką nuveikėm per sausį. Sausis buvo toks, kad pradėjau 4 darbus, vieną pabaigiau, bet pabaigiau pradėtą po švenčių, tarpušventėje iš tikrųjų. Ir tai gal nuo to ir pradėsiu labai daug nesiplėtojant. Tik primenu, jeigu kažkas nežiūrėjo prieš tai buvusią video, aš gruodį pabaigiau visus savo pradėtus darbus, tad sausį buvo tiesiog nauji metai, nauja pradžia visko. Tai pirmas darbelis, kurį pradėjau po kalėdų ir pabaigiau po naujų metų. Tai yra Ink Circles, Spring Snow. Pradėjau su mintimi, kad noriu kažko žiemiško, tik paskui pamačiau, kad pavadinimas yra Spring Snow, tai reiškia pavasario sniegas. Nors man jisai visiškai yra žieminis, nes tie bembiai, eglutės, sniegas, snaigės, toksai visiška žiema miške. Tai yra nedidelis darbelis, 107 ant 80 kryželių, siuvinėjau ant lino, nebalinto, 35 kaunto, 5 spalvas pačiam darbelė, tik naudojau 3 spalvas pagal raktą ir 2 iš turimų siūlų rankų dažymų. Ir pradėjau 27 gruodžio ir kovo. Sausio 3 pabaigiau, nes iš tikrųjų aš jo net neskaitau kaip 25 metų darbo, nes aš jį tik pradėjau po švenčių, tą 27 ir paskui susirgau ir atsigavau tik jau tą pačią 31 sausio 1. Tai per 1 ir 2-3 sausio aš ir siuvinėjau. Tai iš tikrųjų čia kelių dienų darbelis, gal 3-4 dienos aš jį siuvinėjau, bet man čia jis labiau buvo idėja jį pradėti ir pabaigti gruodį. Bet ligos padarė taip, kad aš jį praktiškai visą didžiąją dalį darbo ir sausį užsibaigiau. Tai toks. Ir pradėtas, ir pabaigtas. Daugiau pabaigtukų nėra. Ir tai po šito darbelio sausį pradėjau. Pirmas mano, dabar galvoju. Ne, sausį po to darbelio aš ką dariau? Mąstyk. Sausio 8 pradėjau rinkinį, kuris dalyvauja ugninio arklio salė ir kryžiukų namų grupėje. Taip, rinkinukas guli štai tokia maišiukė. Mama džiaugiasi žiema ir neėjau į darbą, bet maišelius siūna, man labai gerai. Gal ne tokia fancy kaip iš šešėcių, bet man labai patinka. Taigi, salas, pradėjau siuvinėti šitą RTO rinkinį, prerijos dulkės. Tai 180 ant 150 ir pradėjau sausio 8, pirmo mėnesio norma buvo 2000 kryželių. Tai padariau aš jam gal 2015 kryželių ir padėjau į šoną. Taigi, tuoj. Parodysim, ką mes čia turim su juo. Aš visada pradedu siuvinėti nuo kairiojo viršutinio kampo. Tai labai neįdomi dalis, nes yra labai daug pusinių. Tai taip, turim tiek. Mes to darbelio, kaip tik pat šiandieną iškrito nauja norma, truputėlį mažesnė, tai labai gerai. Aš tuoj tik biškį temsiu lankelį, kad jų ne taip baisiai atrodytų. Tiek turiu šito. Medžiagą, sakiau, man atrodo, kad jau keičiau. Tai realiai aš tupiu šitame kampe. Tai dabar ką darysiu, tai keliausiu į kitą kampą nuobodų arba leisiu žemyn. Nežinau, iš tikrųjų. Labai nepatinka, nes čia tušti tie plėmai, daug skaičiavimo, kad nepasiklysti. O tai kalbant apie nepasiklysti, tai pasiklydau aš visgi su juo. Viską išardyti. Nu jo,
Beveik 1500. Viskas išardyta. Tik tai žymės likę. Taigi išardyti man teko, nes. Ta apgaulė ir tas įprotis, kad plotis ilgis mane apgavo iš tikrųjų. Aš galvojau, pasiėmiau medžiagą teisingai, bet man smegenyse nesužaidė, kad 180 pločio, 150 aukščio kryželis. Na, yra jisai labiau horizontalus šitas darbas negu vertikalus. O aš pasiėmiau, atsiskaičiavau taip, kad yra 150 pločio ir 180 aukščio. Deja, kai čia pradėjau temptis, pamačiau, kad aš į tą pusę, bandžiau iš tikrųjų visaip aš darbą skaičiuotis, kad tik nereikėtų ardyti, galvoju, nužnykti, ta prasme, čia yra didelis labai tarpas, galvoju pritraukti kaubojų arčiau per porą, nes man iš tikrųjų taip, kad aš sutilptų į tą medžiagą, kuri buvo likusi, paimta net ne tą pusę, ir man trūko 10-15 kryželių. Ir bandžiau visaip ir taip, bet pagalvojau, kad ir čia paskui bus negerai. Na, galvoju, visą laiką, kol siuvinėsiu, mane nervuos tai, kad aš turiu kažką keisti schemoj tam, kad susitalpinti. Galvoju, tiek to, atkentėsiu aš tą vieną vakarą, išardysiu viską ir pradėsim naują gaidą iš naujo. Tai taip ir buvo, kad aš išsiuvinėjau nemažą kiekį, jau džiaugiausi, kad jeigu tu atsiskaitysiu, ir vėl viską išardyti, užtrukau, kol išardžiau aš tą 1000 su viršum. Priedo tai buvo pusiniai, tai jau dar didesnis plotą užėmė negu kad kryželiai. Ir nieko, pradėjau ir iš naujo ir išsiuvinėjau iš naujo. Tai aš jau turiu vieną darbą sugadintą su tą pusę sumaišymą, bet tada aš tikrai sumaišiau pusės, pasiėmiau kriusnapo ne tą pusę. Ir aš taip prisigrybavau, bet tada aš jungiau medžiagą ir dabar iš tikrųjų gailiuosi, kad aš taip tada dariau prieš tą, 6-7 metus. Ir šiai dieną aš būčiau tą darbą tiesiog metus suvokriu pradėjus iš naujo, nes tuo metu labai buvo gaila, nes buvo daugiau nei pusė darbo išsiuvinėta ir tai tada jungiau. Tai indieniškas žirgas, ten buvo tokia schema. Tai tada buvau paėmus ne tą pusę kriusnapo. Čia sąmoningai pasiėmiau, nes tiesiog smegenėlės mane sužaidė, kad visgi jis yra labiau horizontalus negu vertikalus darbas. Tai žodžiu, savo įvykdytas, atskaitytas šį mėnesį 1200 kryželių, tai va tiek ir mes pajudėsim iki sekančio mėnesio su šiuo darbu. Tai jisai bus jums rodomas kas mėnesį, nebent susimaučiau ir neišsiuvinėčiau. Toliau po šitą darbą. Tiesa, medžiagą sakiau, kad keičiu, bet nepasakiau kokią, bet tai tokia keista ta medžiaga. Į 28 kauną kažkokia etaminė miščia intima. Kažkokia kosminė medžiaga. Nežinau net kas per daiktas. Tai šito iš tikrųjų rinkinio aš turiu porą, kuri išsiuvinėta ant tos pačios medžiagos prieš daug metų atgal. Tai va, todėl aš ir pradėjau šitą mesalę, nes tiesiog norėjau pabaigti tą porą, turėti 2 tos kaubojus ir su jais būtų baigtas kliukis. Sekantį po šito pradėjau, tai šitas buvo 8, tai pradėjau savo svajonių darbą. Man tai yra didelis labai darbas, mano didžiausias, kada aš siuvinėtas, ne pagal plotį, o pagal kryžiukų skaičių. Tai yra Smirnovos arba kitaip Lady D schema smaugas. Turbūt jį matėt, bet aš jums pridėsiu paveikslėlį, o dabar kol čia šneku, jeigu dar to nepadariau. Tai yra smaugas 300 ant 370 darbelis. Kryželių skaičium yra apie 118 000. Ir siuvinėju. Taigi, pradėjau čia tai aš jums parodysiu. Turiu jo tiek. Jisai man net svargiai
Va, telpa. Tai čia kraštelis, tai maždaug, va, čia dar, kad pasibaigtų visas reikalas. Aš supratau, kad aš tą darbą buvau nusipirkus prieš drakono naujuosius metus. Mano tikslas buvo pradėti drakono metais. Bet tada atsitiko, man atrodo, poros metų nesiuvinėjimo metai ir jis nuplaukė. Tai visi siūlai medžiaga buvo supirti tada, aš lipau į antrą aukštą per kopėčias, per balkoną, kad susirasti siūlus, rėmus ir sakiau, tikrai šiais metais viskas, jau kad viską pabaigiau iš praeitų metų tų senų darbų. Aišku, svajoti aš galiu sakyti, va, po 5 000 per mėnesį ir per 2 metus aš jį išsiuvinėju. Na, bet kas mane žiūrit, prisimenat puikiai mano RTO katiną, kur kryžiukų yra darbė 40 000, bet aš jį išsiuvinėjau kiek? 5 metus, 6. Ir irgi ten planavau kiekvieną video, aš jums skaičiavau, ką ir kaip išskaičiuoti, kad va, pabaigti per tiek laiko. Nu, nesąmonė. Tai va, tobulas planas šitam darbui yra 5 000 per mėnesį, 2 metai ir jis baigtas. Planas B - pabaigti iki sekančių drakono metų. Dabar nežinau, kada jie bus, bet jie dar tikrai negreit. Na, nes norėtų jo 10 metų suvinėti. Tai bent jau per 5 metus kokius va tos pačius įveikti. Bet kai aš šitą darbą pradėjau, aš supratau, kad čia visgi mano labiausiai turbūt norėtas darbas. Arba aš neatsimenu, bet pradėjus siuvinėti, nu žinokit, aš vos nusidėjau ant kėdės. Ta prasme, kažkas viduj tiek spirgėjo, kad turbūt nei vienam darbui pradedant taip nėra buvę. Būna, kad gražus darbai, kad nori, kad pradedi. Bet kad šitaip, gal čia tas azartas, kad tai mano didžiausias darbas, nes aš nesu viršijus 40 000 kryželių, 44 000 kryželių darbo, jo, man atrodo, didžiausias mano 44 000. Aš nesu viršijus tokių. Apimtis tai jo panašiai yra į mano primityvo savus buvusius, tai 300 plotis aukštis. Tai tas apimtis tokia, bet tai ten primityvas, nepilno siuvinėjimo. Čia yra visiškai pilni kryželiai visame darbe, pilno užsiuvinėjimo. Tai iš to 118 000 kryželių sumoje, man atrodo, 12 ar 13 000 yra backstitch'o. Ir taip, kol kas siuvinėjasi labai lengvai ir aš labai greitai pajudinau savo to mėnesio tikslą tos 5 000. Nes čia yra 2 spalvos, tiksliau yra 1 spalva ir daug yra blendo. Tai labai gražiai pajudėjo. Žodžiu, siuvinėjant 16 dirti linen aidus. Ir, nu ką, turim tiek, kiek aš šį mėnesį pajudinau. Taip, pajudinau savo tą tikslą, darant biškį daugiau, beveik 5500 kryželių. Tai va, taip atrodo 5500 kryželių. Tai čia yra visiškas mizeris, net nesugebėjau užbaigti iki krašto, dar pasapnuodama skaičiavau, kad kiek man čia reikėtų, kad tą liniją taip gražiai užbaigus iki galo, tai čia dar 12 000 kryželių. Tai paskaičiavau, pagalvojau, okei, tai čia iki pavasario ir toliau, nes vasarą greičiausiai reikės susukti ir paslėpti. Tai va, mano top svajonė. Kažkada bus baigta. Taigi, po šito aš pradėjau, velnias turbūt ir atsinešiau, vėl primityvų salas, kuriame kasmet paleidžia reprodukciją kažkokio seno darbo iš tam tikros šalies. Šiais metais keliamės į Prancūziją, aš 2 ar 3 metus praleidau, prieš tai mano siuvinėtas darbas buvo Anglija ir Ispanija. Italiją praleidau, kas dabar galvoju, Skandinavai gal buvo. Žodžiu, tai vėl yra didelis darbas. Tai jeigu pločiu, sakiau, kad drakonas tas didelis, tai šitas vos netiek pat. Tai kaip jisai atrodys, aš jau nežinau. Gaunam mes po mėnesį po vieną gabalėlį ir taip per metus laiko išsiuvinėjom. Darbas yra 316 ant 309. Tai vėlgi didžiulis. Pasirinkau siuvinėti 40 kaunto light mocha linas
siūlų DMC ir siuvinėju vienu per 2 gijas. Dabar, kad tą vaizdą įsivaizduotumėt, tai čia yra 40 kauntas, 316 ant 309, beveik kvadratas. Tai aš nesiuvinėjau likusios dalies to rėmo, nes tikrai bijojau susimauti, o ir autorė leido tik siuvinėti visą viršų, kad gauti sekančią dalį. Tai aš tiesiog kiek galėjau čia pasisiuvinėjau, nes čia yra tiesiog, per daug. Nenorėjau susigadinti. Raudona spalva yra nauja iš naujos paletės. Dabar galvoju 22. Dar turiu aš čia. Tai va teko įsigyti. Atrodo, visus žmogus siūlus turi, bet va aš tų pirmųjų skaičių neturiu. Tai teko įsigyti. Ir dabar jums kaip čia galbūt pakėlus gražiau. Ta viršutinė linija yra su tokiais kutasiukais. Iš pradžių aš pradėjau siuvinėti šitą darbą su 2 gijom, bet pamačiau, kad ne. Ta prasme, galvoju, jeigu aš ant 14 kaunto siuvinėjau 2 gijom, čia 40, aidos 14, pasakykim 28, 32 kauntas linas siuvinėjai 2 gijom, tai čia 40, jau per daug. Pabandžiau su 1 gija ir volia, puikiai. Tai vat. Ir kažkaip tas 40 kauntas mane toks baisus atrodo. Nežinau, visai man gal patiks visai. Tai vat. Keliausim į Prancūziją šiais metais. Žiūrėsim, kas čia bus toliau. Bet galbūt turėčiau gauti jau kitą dalį ir matysiu. Tai šitam darbelį įsiuvinėjau. Tiek, kiek čia matot, yra padaryta 4500 kryželių. Tai rodo irgi mizeris, bet iš tikrųjų jų tų kryželių čia yra. Taip, toliau aš susipakuojam. Tai čia buvo jau mano trečias pradėtas darbas ir 4 siuvinėtas. Ir paskutinis, kurį pradėjau visai neseniai, tai yra autoriaus nėra, kadangi tai skirtingų autorių darbai, kaip aš suprantu. Tai buvęs metinis savas kalendoriai su mėnesiais. Aš jums pridėsiu dabar nuotraukėlę, kaip visą tai atrodo. Tai norėčiau siuvinėti kiekvieną mėnesį po 1 mėnesį. Tai šį buvo sausis, tai sausio darbelis, sausio mėnesį, vasarį ir taip toliau. Kadangi šį pradėjau tik sausio 30, visai aš sugalvojau tą idėją ir kažkaip užsinorėjau tik tai paskutinę sausio savaitę, aš nesuspėjau jo pradėti, tai pasiuvinėjau aš šį realiai 1 dieną, nes tą dieną, kaip penktadienį pradėjau, tai ten tik 100 kryželė, nes per vėlai vakare sumašiau, kad reikia pradėti. Tai aš jo dabar turiu štai tiek. Tai čia yra padaryta, kiek čia jau to darbelė padaryta, 1050 kažkas tokio kryžiukais. Tai čia bus tas namukas. Šiaip labai man keista siuvinėti tokį mažą darbelį su tiek daug spalvų. Jame yra 25 spalvos su blendais, plus backstitch'ų nemažai. Pas darbelis nedidelis. Kadangi čia tokia ta viršutinės juostos aš nesiuvinėsiu, tai patį paveikslėlį, tai čiut virš 3000. Bet spalvų keitimas. Ir aš iš tikrųjų jį pradėjau siuvinėti ir pamačius, kaip viskas gražiai atrodo, dėl tų, sakykime, daug spalvų. Ir dėl to, kad ir kaip erzina keistas spalvas dažnai, bet pamačius tą rezultatą, aš visai pasiilgau autorinių schemų, nes iš tikrųjų pas mane arba tokie dideli rinkiniai, kur nėra didelio spalvų keitimo, arba primityvai, bet būtent tokio vaizdelio, tai aš nežinau, kažkaip dabar galvoju, gal užteks man tų kas mėnesį autorinio, jeigu po 20-30 spalvų tokiam mažam darbeliui reikia. O gal kažką trauksiu iš autorinių savo savai įsigytų schemų prieš 10 metų, kurios laukia ir verkia. Nes supratau, kad to vaizdo, to gyvumo dėl spalvų visai aš pasiilgau. Tai va, noriu šį pabaigti kuo greičiau, nes jau čia sausis kaip ir praėjo ir pradėti vasarį. Ir tikiuosi, kad pavyks po nedidelį darbelį ir paskui mintis yra juos pasidaryti kaip
ant kartonėlio apsitraukti ir į kažkokią laikiklį įsidėti ir kiekvieną mėnesį keisti. Aišku, galima juos ir ant plastiko siuvinėti, bet aš tiesiog norėjau dar aplinkui ant kartonėlio apklijavusi kažkokį kutosiuką ar ten tą virvelę aptraukti gražią. Nenorėjau dėti ant plastiko, nes aš tokių nežinau, kaip tą plastiką gražiai kraštus apdirbti, apart to, kad tiesiog palikti jį ir vertinių. Paprasčiau, aišku, ant plastiko, mažiau darbo, bet gal giliuosi kiek ne ant plastiko pradėjus, bet tebūnie. Tai siuvinėjau ant tos pačios kažkokios keistos medžiagos, kurių kauboju. Man liko nuo jo gabaliukas ir galvojau išsinaudoti. Ten dar keliem darbeliam užteks. Tai 28 kauntas. Taip, viskas. Daugiau nieko aš nesiuvinėjau. Planai iš viso siuvinėjau 25 dienas per sausį ir iš viso padariau 13 400 plus kryželių. Tai visai neblogai. Aišku, gali būti geriau ir labai stipriai geriau, bet ligos lygelės. Sausis, tikit, po kalėdų pasveikau, praėjo savaitę vėl susirgau, tada vaikai susirgo. Žodžiu, balaganas. O paskui sniegą kasiau. kasiau. Ir žiemų nebebuvo. Toliau. Kalėdinės dovanos. Trumpai. Jų nėra daug, nesigaiskit. Pirkinių aš neturiu. Tiesa, žinot, ką parodysiu prieš tos pirkinukus dar. Į sekantį mėnesį, ką aš norėčiau pradėti, ne tai, kad norėčiau, bet ką aš tikrai pradėsiu, tai arba šį. Aišku, gal dar kažką pradėsiu, bet aš neplanuoju tasme. Visiškai planais jums nebekvaršinsiu galvos, nes čia galiu pradėti vardinti tam tiek kryželį noriu, tam tiek. Tebūnie, nes jau prisiplanavau tiek metų ir nieko gero iš to neišėjo. Mano vienintelis dabar tikslas yra 400 kryželį per dieną. Buvau nustačius savo ribą 500 kryželį, bet aš suvokiau, kad bus dienų, kada išvyksi, bus dienų, kada nesuvinėsi ir pasivyti tą normą, savo tą skolą išsilyginti, nepavyks. Realiai 3 dienas išvyk iš namų ir viskas. Ir jau aš jau nepasivysiu niekaip. Nes aš į kelionę suvinėjimų nesivežu, jeigu ir nusivežčiau, tai ten gal 100 kryželių padaryčiau. Ne, aš tiesiog nesivežu kelionės jokią suvinėjimų. Leidžiu laiką su šeima, draugais ir su kuo ten važiuoju. Ir tai va, kadangi čia yra vaikų pageidavimas, vienas kitas kito, ir kažkurį šį mėnesį norėčiau pradėti. Ką pastebėjau, kad mano visi pradėti darbeliai, dabar kur jums rodžiau, įskyrus tuos mėnesio kalendorius ir tą primityvą su briedžiais tais. Visi pradėti jie yra dideli, kas man nebūdinga. Bet aš turbūt tiek laiko vis bandžiau tos mažesnius darbelius talpintis, nes galvojau, kad tie dideli, aš niekada jų nepabaigsiu, kad pas mane ir liko tik dideli. Bet kažkaip dabar visai dzin. Ir kas, kad tie dideli, ir žinau, kad aš jų neįsivinėsiu, turbūt šiais metais be tų mažų kalendorių mėnesių ir pabaigtukų ir nebus pas mane, nes visi darbeliai yra virš 20 000, tai 4, realiai va šitas 20 gal 2000, šitas 24 000, tie primityvūs savo ten iš vis, jie dideli, bet ir gerai, kažkada pabaigsiu, kažkada bus pabaigtukų metai, kada nors. Tai va, vienintelis planas kitą mėnesį pradėti kažkurį iš šitų ir pajudinti bent 10-20%. Nenoriu aš starto su 100 kryželių, tai jeigu pradėsiu kažką naujo, tai va, taigi sakiau, nedaryti to masinio pradėjimo, nors aš jį planavau iš tikrųjų padaryti, bet persigalvojau, kad geriau pradėti kiekvieną mėnesį po mažiau, bet padaryti 10-20% pradžią. Priklauso, kiek tų kryželių tam darbelį yra. Ir po truputėlį turėsiu rezervą kiekvieną mėnesį kažką naujo, negu kad vieną mėnesį 10 darbų ir paskui planus rezgi, tai kaip dabar juos siuvinėti? Ne, pabiškutį. Sakiau trumpai, bet jau matau, kad labai įsiplėčiau. Jau trukinėja mintis. Lievai. Žodžiu, pirmas mano pirkinukas įsigytas prieš kalėdas. Ne kryželiu, bet čia yra iš Pepko. Vaikščiau, ieškojau kažkokių nekučių dovanom, turbūt kalėdiniam pakuotę ir radau
už eurą, 2. Tai vieną kartą aš susiuvinėjusi tokiu vat gėlytės tokį rinkinį, turėjau seną, man visai patiko ir dabar galvoju, va tokį pasiimsiu ir pasiuvinėsim. Kas rinkiniai, tai nupiešta, nežinau, ar čia verta labai jums traukti. Buvo kiek kiti siuvinėjimai dar, bet jie buvo tokie vaikiški, tokie katukai, tai man tas atrodė mažiausiai vaikiškas. Tai realiai čia iš tikrųjų, jeigu aš labai noriu, čia kažkokios spalvos įdėtos, bet pats darbelis nupieštas, aš spalvas galiu dėliotis pagal save, aš galiu ne tos rūžavos ir ne vienos spalvos tą žalę daryti, aš galiu pasimti perinamus siūlus ar visai kitokias tas gėlytės. Tai nežinau, kaip man bus įkvėpimas, ar aš darysiu taip, kaip čia parodytas pagal spalvas ir nesuksiu galvos, ar ne. Tai va, toks mažuliukas, aišku, ramelis yra įdėtas, bet ne. Čia tiesiog. Na, aišku, spalvos, tokias neoninės, tai nelabai man jos prie širdies, tai greičiausiai keisiu. Taip, toliau. Tai čia nusipirkau pati, paskui dovanų gavau štai šį gražuolį. Labai patinka man vilkai šiais metais, nežinau kodėl, man gyvūnai labai šiais metais raugia siuvinėti, irgi nežinau kodėl, niekada nebuvau gyvūnų fanė. Bet dabar va, ir drakonas, ir žirgas, ir kiti yra 2 vilkai iš Dimensions, kurių labai noriu, ir tigras, va tas Dimension, ir šitas, nu, va, kažkaip man gyvuliukų patraukė. Gyvūniukų, ne gyvuliukų jau. Tai va, čia gavom kalėdinės dovanas ir kitos kalėdinės dovanas, kurias išsirinkau pati. Tai yra iš serijos naujos RTO serijos. Tai va. Labai smagu, kadangi yra sagos kodas. Iš karto nusiskanavai, bam, ir tavo rinkiniai sagoje. Nu, fantastika. Ir aš paskui peržiūrėjau, kad čia. Nėra čia parodyta, bet man atrodo, tuoj aš biškai jums paaiškinsiu. Va. Ir rinkiniai įdėta yra, kas yra šitoj spalvingoj serijoje. Tai my. Tai tuos 3 turiu. Tai dabar galvoju, aš nenoriu šitų visų kitų likusių. Kiek kalėdų senio prašyti daugiau. Tai va, nu kol kas tie arkliukai. Tai labai man graži šita serija, man tų moterų, prieš tai buvusi serija buvo labai graži, bet aš tai kiekvienais metais pasvajoju ir nepradedu. Bet va šita serija man labai graži. Tai va, tokios tos dovanėlės. Ir pirkiniai. Ir viskas. Viską parodžiau, daug prišnekėjau, daugiau negu reikia ir daugiau aš jums galvos nebesuku. Susimatysime kovo mėnesį. Nesušalkit, užsikurkit mašinas, neleiskit sniegui jūsų užpustyti, pasportuojam atsikasam ir viskas, iki pavasario.